Prieš 8 mėnesius paskelbiau savo antrąjį lietuvišką vaizdo įrašą apie ąžuolą Tubelį. Tuo metu iškėliau visiems žinomą ąžuolo problemą, kokioje pozicijoje Tubelis gali žaisti Europoje. Ir ąžuolo žaidimas Lietuvos krepšinio lygoje puikiai išryškino, koks tai yra potencialus žaidėjas su akivaizdžiais minusais. Minusais, kurie mano manimu vis dar kvestionuoja ąžuolo žaidimą Eurolygoje. Taipogi sukelia abejonių, kiek ąžuolas gali būti efektyvus toje pačioje Europos taurėje ar Čempionų lygoje. Taigi pradedam nuo ąžuolo metimo. Amerikoje ąžuolas paprasčiausiai netgi nebandydavo savo laimės iš tritaškio linijos, tačiau per 8 rungtynes LKL ąžuolas vidutiniškai per rungtynes išmeta po 3 tritaškius. Pataikymas šiuo metu stovi ant 40%. Jeigu įskaitom ir Karaliaus Mindaugo taurę, procentas pakyla iki 45%. Žinoma, tai yra absurdiškai mažas rungtynių mastelis ir negalima daryti kažkokių rimtesnių išvadų. Tačiau aš buvau susidaręs tokią nuomonę, bežiūrint NCAA rungtynės, jog ąžuolas netgi nesijaučia patogiai mesdamas iš toli ir kad prireiks nemažai laiko, kad pamatytume Tubelį bent atliekant metimus iš už tritaškio linijos. Tai, kad ąžuolas drįsta mesti ir mesti daug, yra labai geras ženklas, kuris iš dalies išsprendžia vieną iš ąžuolo Tubelio dilemų. Paimkim šią situaciją iš rungtynių prieš Mažeikius. 5 sekundės atakai Artūras Jomantas gynyboje puolė atsitraukdinėja nuo savo tiesioginio ginamojo ąžuolo Tubelio, taip ruošdamasis eiti į pagalbą ir padvigubinti žaidėją su kamuoliu Deividą Gailių. Tuo tarpu Poliukėnas yra atsakingas už savo ginamąjį Maronką bei ąžuolo Tubelį, tačiau jau kaip matote žvilgsnio Martynas linksis arčiau Maronkos ir tai yra akivaizdi rizika. Dvigubinti geriausią puolime žaidėją Deividą Gailių bei išsirinkti išreikštus metikus, paliekant ąžuolą visiškai laisvą perimetrę. Tai po kol kas yra itin geras ženklas, kad ąžuolas baudžia tokias varžovų rizikas. Tai prideda jam universalumo bei LKL treneriai, kadangi ąžuolas grįžo į Lietuvą su itin prasto metiko etikete, jau dabar yra priversti koreguoti žaidybinį planą. Rungtynės prieš Mažeikius įvyko gruodžio mėnesį ir tai buvo antrosios ąžuolo rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Skaitant praeitą epizodą, rizikų ties ąžuolo buvo apstu. Ąžuolui pasislinkus link aikštelės kampo jo ginamasis Brunkė ar tai Jomantas leisdavosi žemyn į baudos aikštelę, taip siekiant panaikinti bet kokias erdvės aplink krepšį bei duodant ąžuolui laisvam įsimesti tritaškius. Ir beje, kiek tenka pastebėti, ąžuolui itin patinka šūviai iš skirtingų aikštelės kampų. Tai yra lengviausias ir arčiausias tritaškis metimas ir NBA itin dažnai yra akcentuojami aikštelės kampai ir žaidėjai, kurie įvaldė metimą iš tų zonų. Ir tada pažiūrėkime paskutinės ąžuolo Tubelio rungtynės prieš Vilniaus Wolves. Kardinalūs pokyčiai. Minutas neina į pagalbą iš silpnosios pusės, minutas nesislenka link baudos aikštelės, palikdamas ąžuolą laisvą. Mano manymu, nieks nei Vilniaus Ryto vadovybė nesitikėjo tokių ąžuolo procentų atakuojant iš toli tik grįžus į Lietuvą. Ir patys puikiai matote, kokia prasta situacija visgi būtų, jeigu ąžuolas neatakuotų iš toli, ar tai darytų itin prastais procentais. 4 numeris šiais krepšinio laikais privalo praplėsti aikštelę su savo metimu. Tačiau mano mėgstamiausias ąžuolo Tubelio bruožas yra taip, kaip jis žaidžia ir jaučiasi su kamuoliu. Pataisykite, jeigu aš klystu, tačiau paskutinis aukštaūgis tobulėjęs Lietuvoje, kuris turėjo itin puikius playmaking įgūdžius, buvo Donatas Motiejūnas. Šis epizodas man paliko labai didelį įspūdį. Lipkevičius daro Lipkevičiaus dalykus, prasiverždamas nesugeba užsibaigti layopo, tada numerkinėja teisėjams. Tačiau ąžuolas atsikavojęs kamuolį, persimeta jį per nugarą ir prieš kertant vidurio liniją serviruoja tikslų orinuką savo komandos draugui. 2,8 m žaidėjas, kuris kiekvieną kartą, kai žaidžia su kamuoliu, viskas iš šono atrodo taip lengvai. Ąžuolas nedaro kažkokių kampuotų ar keistų judesių, nėra perteklinių driblingų, viskas ąžuolui greitąjame puolime su kamuoliu einasi natūraliai. Daug pasitikėjimo savimi, gera kūno kontrolė bei švelnus lietimas. Švelnus lietimas, kuris tarp kitko reiškia neblogą pataikymą iš baudos aikštelės. Ąžuolas mėgsta ir moka pasinaudoti lenta ir bučiuoti metimus nuo jos, bei turi įvaldęs technišką išstumiamą flauterį. Ir aš esu įsimylėjęs šitus ąžuolo Tubelio bruožus. Tai yra be galo techniškas aukštaūgis. Dar vienas iš ąžuolo epizodų, kuris iliustruoja šių laikų krepšinį. Vienas aukštaūgis po atkovoto kamuolio inicijuoja spurtą, kitas aukštaūgis jau varžovų aikštelės pusėje yra pasiruošęs gaudyti kamuolį. Pats perdavimas nuo krūtinės kiek per stiprus, tačiau Lietuvos krepšinis jau senokai turėjo tokių gabaritų žaidėją, taip laisvai ir noriai plaukiantį greitajame puolime. Ir man tai labai patinka. Aukštas žmogus, kuris po atkovoto kamuolio iš karto sukasi bėgti į greitą puolimą, nebijo atlikti rizikingų perdavimų, tai labai primena Domantą Sabonį. Visi komandos draugai puikiai žino ir supranta, kad tai yra žaidėjas, kuris pats gali kontroliuoti kamuolį. Domantas nuolatos skanuoja aikštelę po atkovoto kamuolio ir ieško progų atlikti outlet perdavimus. Labai džiaugiuosi, kad Neptūno treneriai neįstatė ąžuolą į kažkokius durnus rėmus. Tai yra išskirtinių duomenų ir įgūdžių talentas, kuriam reikia tuos įgūdžius tobulinti ir galąsti aukštesniam lygiui, ir LKL šiuo momentu yra puikia aplinka tai daryti. Ir laikas pakalbėti apie ąžuolo minusus. Situacija yra tokia. Jeigu puolime ąžuolas kaip ir sutvarkė amžiną klausimą 4 ar 5 numeris, dėka aukštų procentų atakuojant iš perimetro ąžuolas žaidžia 4 numeriu, gynyboje visiškai kitokia situacija. Man įstrigo rungtynės prieš Vilniaus Rytą. Rytas sugriebė 23 kamuolius puolime, iš viso atkovotas 51 kamuolys rungtynėse. Kaip ir aišku, kad niekas iš Neptūno aukštaūgių, įskaitant ir ąžuolą, neturėjo šansų prieš Echodą ar Delorie.
Tačiau tuo pačiu metu Ąžuolo negali statyti ant tokio mobilaus ir vikraus 4 numerio kaip Gorhemas, kuris taip pat tau gali pasiūlyti fiziškumą po lenta. Ąžuolui trūksta dydžio po krepšiu, rankų ilgis taipogi neleidžia pasiekti kamuolių, tubelis neturi sprogstamosios jėgos šokant iš vietos, taip atviro aikšteliai, įsibėgėjus Ąžuolas demonstruoja tokį atletiškumą, kur kiekvienas lietuvis pavydėtų. Bet iš vietos Ąžuolas neatsispiria taip greitai, kas reiškia, kad šuoliu jis negali kompensuoti savo ūgio ir rankų ilgio trūkumo. To pasekoje tubelis nėra geras lankos sergėtojas ar kovotojas dėl atšokusių kamuolių. Dažnai varžovai tiesiog peršokinėja ir visas tas mobilumas ir universalumas, kurį Ąžuolas tubelis turi puolime, kaip ir pradingsta gynyboje. Geras pavyzdys būtų Tarekas Jonesas, kuris netgi yra keliais centimetrais žemesnis už Ąžuolą, Joneso ūgis siekia vos 203 cm. Bet savo fiziškumo ir greito šūlio statinės padėties dėka Jonesas kompensuoja ūgio trūkumą ir nežaidžia pagal savo duomenis. Tai nėra dažnas reiškinys, bet žaidėjas gali būti visą galvą žemesnis už savo varžovus, bet tiesiog grumtis kaip lygus su lygiais. Faktas yra tas, kad Ąžuolą, kiek sakyčiau, išlepino NCAA, kadangi tubelis ir tai turi ir turėjo gerą kūną kaip savo amžiaus žaidėjui. Pridėkim tai, kad NCAA dažniausiai žaidžia jauni ir pavadinkim visiškai žali centrai. Tai Ąžuolas turėjo ir amžiaus skirtumą prieš daugelį oponentų. Ir kai staiga tau reikia žaisti LKL, būtent tokie epizodai nutinka. Staniulis išvedinėjama žaisti nugarą prieš tubelį ir atkreipkite dėmesį, kaip toliai jis priima kamuolį beveik prie tritaškio linijos. Tačiau 1, 2, 3 sumušimai į parketą ir Staniulis paprastai užsibaigia pelnydamas 2 taškus iš po krepšio. Ir žinoma, kaip ir kiekvienas jaunas žaidėjas, Ąžuolas daro daug taktinių klaidų gynyboje, daug įsižiūrėjimo į kamuolį. Šita klaida gynyboje pametant Gorhemą ir jo neatsitveriant buvo lemiamu metu, kai verkiant reikėjo Neptūnui nepraleisti taškų. Ir na, tarkim, prieš varžovus, prieš kuriuos tu tikėtumėsi, kad Ąžuolas galėtų apsiginti, tubelis tiesiog per lengvai leidžia būti nustumiamas. Neptūnas specialiai nesinčia jokių pagalbų ir Ryto dabartinis direktorius taipogi lengvai užsibaigia prieš Ąžuolą. Paliečiant tą pačią gynybą perimetrą ir kai varžovai Ąžuolą atakuoja veidu į krepšį, žinau, kad geriau dabartinę Ąžuolo situaciją ar žaidimą LKL, bet Lietuvos krepšinis neturi tokių atletų, kurie žaidžia, tarkim, Vokietijoje ar Turkijoje. NCAA Ąžuolas blokuodavo 0,7 kamuolius per rungtynes ir buvo išryškinamos aiškios Ąžuolo problemos besiginant perimetre. Taip, dėka savo šuolio karts nuo karto Ąžuolas sukurdavo efektyvius epizodus gynyboje, panašiai kaip ir Lietuvoje. Pėdos perimetre plus, kaip jau ir minėjau, vargai po krepšiu. Tubelis nėra tas dirbtinis šuva, kuris rauna kamuolį nuo galvų. Jis neturi uoslės kamuoliams, dažnai žaidžia ne pagal savo dydį ir net laiko fiziškumo. Visa Neptūno komanda kenčia po lenta. Vuls taipogi nusėmė puolime 20 su viršum kamuolių ir Ąžuolas yra dalis tos problemos. Ir žinant, kokie atletai žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje, tos bėdos gynyboje kiek neramina. Ir aš nenoriu savęs kontradiktuoti. Aš nuoširdžiai manau, kad Lietuvos krepšinio lyga tokiam žaidėjui kaip Ąžuolas gali duoti nemažai taktinės ir fizinės naudos, bet žiūrint į viską realistiškai. Tu žaidė prieš Sibetus, kuris sėdi darbo biržoje ir žaidžia šešiese, tu žaidė prieš Gargždus, kurie jau yra bankrutavę, tu žaidė prieš Lietkabelį, kuris šį sezoną demonstruoja vieną iš prasčiausių gynybų Europos taurėje. Visi Lietuvos klubai šį sezoną turėjo vargų europiniuose turnyruose. Ir tuo tarpu aš matau, kaip random bičas atėjęs iš Kosovo lygos renka po 20 taškų ir kitas 21 metų talentas renka po 20 naudingumo balų. Ir aš nenoriu nuvertinti ar nubraukti sėkmingo Ąžuolo žaidimo LKL, bet Lietuvos krepšinį jau stebiu nežinau kiek metų. Geras žaidimas Lietuvoje nereiškia, kad tu gali žaisti Europos taurėje ar čempionų lygoje, net nekalba apie Eurolygą. Ąžuolo dabartinė situacija man kiek primena Martyno Echodo atvejį. Ąžuolas be abejo turi daug daugiau perspektyvų negu Martynas kada nors turėjo savo karjeroje, bet pagrindinis Ąžuolo panašumas su Echodu yra tai, kad savo karjeros pradžioje Martynas taipogi nerado užtikrintos rolės vyrų krepšinyje. Ir tas pats klausimas, ar tai centras, ar tai 4 numeris, ko pasekoje persikėlęs į Vilnius Ryto komandą Martynas turėjo atkentėti Dainiaus Adomaičio sprigtus. Treneris Adomaitis buvo itin nusisėdęs ant Echodo dėl Martyno prastos gynybos. Echodas negalėjo keistis ginamaisiais, jam buvo sunkoka naviguoti pick and rollo situacijose, drop gynyboje. Skirtingai nei Ąžuolas, Martynas niekados neturėjo metimo iš perimetro. Tas pats artimas vidutinis nuotolis nepraplėsdavo aikštelės ir tai sudarydavo Rytui tikrus galvos skausmus, kaip išnaudoti jaunąjį Martyną Echodą. Ko pasekoje Martynas nusprendė auginti svorį ir masę ir tapti išreikštų centru. Aš asmeniškai nenorėčiau matyti Ąžuolą Tubelį tampantį sunkesniu, lėtesniu tipiniu centru. Man patinka jo judrumas ir aš norėčiau, kad Tubelis toliau dirbtų ties savo metimu ir gerintų tokius įgūdžius kaip kojų darbą gynyboje, judėjimą nugarą. Ąžuolas yra mobilus, turi gerą sudėjimą, plačius pečius ir mane labai intriguoja, kokiu krepšininku Ąžuolas Tubelis gali tapti. Aš turiu nuovoką, kad ir Ryto planuose Ąžuolas turėtų bent iš pradžių žaisti 4 numeriu. Nežinau ir tiksliau nemanau, kad įmanoma koegzistuoti Ąžuolui su Martynu Echodu viename penkete. Būtų kiek baisoka pagalvoti apie lankos sergėjimą, kai Ryto gynyba yra persona non grata čempionų lygoje. Ir na, kaip patys matote, jeigu Ąžuolas laikinai ir išsprendė vieną asmenį klausimą dėl savo metimo, vis dar yra nemažai klaustukų dėl Tubelio gynybos, bet Ąžuolui dar tik sukaks 22 metai. Tai yra išskirtinis talentas ir aš jau dabar nekantrauju Ąžuolą Tubelį pamatyti Vilniaus Ryto aprangoje.